Yra labai daug įvairių nuomonių, kada berniukas tampa vyru. Pavyzdžiui, įsikraušius gyventi nuo tėvų, pirmą kartą permiegojus su mergina, baigus bazinius karinius mokymus, sumedžiojus savo pirmąjį laimikį, vedus ar susilaukus vaikų. Na, visus šios dalykus galima priskirti vyriškiam dalykam. Tačiau tapimo vyru iš berniukų, aš labiau pavadinčiau, tai yra filosofinis sprendimas. Ankstesnėse kultūrose buvo labai aiškus procesas, ritualas, kurio metu berniukas būdavo paimamas iš genties kitų vyrų ir įsivedamas kažkur tolyn, dažniausiai kažkokią laukymę. Ten buvo inicijuojamas į vyrus. Visi aplinkiniai vyrai tai matydavo ir pripažindavo. Ir berniukas į gentį jau grįždavo vyrų. Filme Smaragdų miškas Brazilijos indėnų gentis iš anglų šeimos pagrobė berniuką. Ir tą berniuką genties vadas augina kaip savo sūnų. To berniuko vardas yra Tomis, tačiau gentis jį pavadino Tome. All right, come on, let's go. Tommy, get yourself down here. Come on, Tommy. I'm not playing around now. I'm gonna bust your behind when I get to you, son. Tommy! Tommy! Prabėgus maždaug 10 metų, genties vadas, medžiodamas kartu su Tome, pastebėjo, kad jisai jau po truputėlį iš berniuko tampa vyru. ¿Qué facem? Quačan! Kimned! Genties vadas pastebėjo, kaip Tome prie krioklio vandenyje žaidžia ir rodo dėmesį kitai merginai. Nebevaikišką dėmesį, rodo vyrišką dėmesį. Ir išmintingas genties vadas, genties seniūnas supranta, kad laikas, jis surenka visus vyrus ir jie ateina prie krioklio ir sako: Tome, tu privalai mirti. Genties seniūno žmona, kaip ir kitos moterys, suprasdamos, kas vyksta, jinai kartu įsineria į šitą vaidinimą. Ir jinai sako: ar tikrai mano berniukas turi mirti? Genties vadas sako: taip, Tome privalo šiandien mirti. Genties vado žmona sako: kaip gaila, aš daugiau nebeišvysiu savo berniuko. Tome, golden shoe yamba, abniuke ne dona veja vashem. Una fei. Kota bajam nune. Banten me, Henbal. dan benugan bapua. Sen vat nanti. Tada visi vyrai pagriebė Tome ir nusiveda jį į mišką. Miške jie ruošiasi ritualui, darydami įvairius dalykus, skleisdami įvairius garsus, leisdami tam tikrą muziką. Tada jie pastato Tome ant didelių rudų skrusdėlių lizdo. Visą naktį, kol vyksta ritualas, Tome kenčia didžiulius skausmus. Jį gyvą ėda rudosios skrusdėlės, ant jo išleidžia rūgštį ir panašiai. Jisai spiegia, rėkia iš skausmo. Jisai nebepajėgęs iškęsti to skausmo, jisai vietoje susileidžia ir nukrenta. Visą išvargintą, prakentėjusi skausmus visą naktį, vyrai paima Tome ir nusineša į upę ir ten nuplauna. Nuplovę jį, parsiverda į gentį ir atlieka įšventinimo ritualą, tačiau jis į gentį jau grįžo kaip vyras. Na poa ane. Has nembade es moen.
Ritualo metu privalėjo mirti berniukiškas ego, berniukiškas aš ir lyg feniksas iš pelenų privalėjo pakilti vyras. Senųjų kultūrų ritualuose vyras privalėdavo jausti kažkokį skausmą, nes kuomet berniukas jaučia skausmą, kenčia, motinos, mamos ar moterų ir netgi to paties tėvo pirmoji reakcija yra gelbėti jį nuo to skausmo, gelbėti jį nuo tų kančių. Ir berniukas yra pripratęs būti gelbėjamas nuo skausmo, nuo kančių, kad juo kažkas pasirūpins, neleis jam kentėti. Tačiau šio ritualo metu, ritualo tampant iš berniuko į vyrą metu, niekas tau nepadės, nes vyram iš esmės niekas nepadeda, jie privalo tai ištverti, nes tai yra vyriška. Ir tokiu būdu berniukas supranta, kad niekas jam nepadės, jis privalo visą tai pats iškentėti ir miršta jo ego. Miršta tas jo ego, kad prašau padėkit man, būkit geri, padėkit man. Ir iš to gimsta vyras. Šiandien tokie ritualai būtų pasmerkti kaip neetiški, nehumaniški, žiaurūs. Mes neturim tokių grupių vyrų, kurios inicijuotų berniukus tapti į vyrus. Todėl tapimas vyru iš esmės yra filosofinis sprendimas. Todėl berniukas tampa vyru tada, kada jisai prisiema visą atsakomybę už savo gyvenimą. Kada tu prisiemi atsakomybę už savo problemas, už savo gyvenimą ir stengiasi kiekvieną dieną būti geresniu, įsipareigoji tai daryti. Tada tu tampi vyru. Tu niekada negalėsi išspręsti problemų, už kurias neprisimsi atsakomybės. Bėda yra ta, kad dauguma berniukų neprisiema atsakomybės už savo gyvenimą, už savo sprendimus, už savo problemas. Gaila, nes šiandieninėme pasaulyje vyrai neprisiema atsakomybės ir nepriema sprendimo tapti lyderiu savo šeimoje, lyderiu savo darbe, lyderiu savo bendruomenėje ir neprisiemdami atsakomybės, nepriimdami to sprendimo, jie ir gyvena berniukais, netampa vyrais. Aš žinau tokių vyrų, kuriem yra 50-60 metų ir jie vis dar nėra prisiėmę atsakomybės, nėra priėmę sprendimo tapti vyrais ir to net nesupranta. Vis kaltina aplinką ir kitus žmonės už tai, kad jiem nesiseka, už tai, kas jiem nutiko, už tai, kad neturi pinigų, už tai, kad jų neklauso žmona, už tai, kad jų neklauso vaikai, užuot prisiėmę atsakomybę ant savo pečių, už savo gyvenimą, už problemas, kurios yra iškilusios ir bandytų jas įspręsti ar pagerinti situaciją, jie ieško būdų, kaip galėtų atsimazinti, jie ieško ausų, kurios galėtų išklausyti jų bėdas, jie ieško kaltų, ką galėtų apkaltinti už tai, kas vyksta jų gyvenime. Ir elgdamiesi taip, jie gyvena kaip berniukai. Tačiau aš pažįstu jaunų vyrų, 20-30 metų, kurie yra prisiėmę atsakomybę už savo gyvenimą, kurie yra prisiėmę atsakomybę už savo šeimą, už savo draugus ir aplinką. Jie nesigodžia, kaip jiem yra sunku, jie nesigodžia, kad jų nieks neklauso, jie nesigodžia, kad jiem nesiseka. Ir filosofiškai jie prisiėmė atsakomybę už savo gyvenimą ir tokiu būdu tapo vyrais. Taigi vyrų galima tapti 16 ar 18 metų prisiėmus atsakomybę už savo gyvenimą, už sprendimus, už tai, kas yra nutikę. Arba gali pragyventi visą gyvenimą ir ieškoti kaltų dėl to, kas yra tau nutikę, dėl to, kokioje situacijoje esi, dėl to, kokias problemas tu turi ir tokiu būdu niekada neįžengti į vyrų gretas. Tikri vyrai neieško pasiteisinimų. Tikri vyrai neieško kaltų, kada kažkas nepasiseka. Tikri vyrai sprendžia problemas. Jiems ne visada pavyksta, bet tai yra normalu. Bet jie net ir už tai prisiema atsakomybę. Baigta.